trumpai papasakokite apie savo įmonę, kaip viskas prasidėjo, kaip atsirado būtent ta grupė. Grupė kaip atsirado. Aš gimiau tokioje Panemunėlio geležinkelio stoty. Nu, ne pačioj stoty, bet gyvenvietėje stoties gimiau, ten buvo linų fabrikas. Ir mano tėvai ten dirbo linų fabrike. Ir šis kažkaip nuo vaikystės buvau įpratęs, kad aš gyvenu šalia linų fabriko. Ir matyt, tiesiog vedė per gyvenimą, kad aš kada nors norėsiu turėti linų fabriką. Ir tai ėjau. Ir grupė atsirado 90 metais, mes kartu su nepriklausomybė įsteigėm, bet šitą gamybę mes pradėjom nuo 97. Tai 97 metais mes jau pradėjom aust čia fabrike ir nuo to laiko taip ir gyvuojam ir vystomės. Sakykime, pati idėja, kodėl lynas, tai turbūt dėl to, kad vis tik tai buvo tokia lietuviškiausia žaliava, kur įprasta mums, sakykime, pas mus augusi žaliava. Ir man labai gaila, kad mes dabar praradom šitą žaliavą, kadangi su įstojimu į Europos Sąjungą turbūt sekantis praradimas pro atominės elektrinės ir kad praradom linininkystę. Nes išmokos buvo labai stipriai sumažintos ir vietoj linų žemdirbiai pradėjo auginti rapsus ir baigėsi linininkystė. Kokios lino kaip medžiagos savybės yra pačios svarbiausios? Tai jis pirmiausia yra geriausias tuo, kad jis yra mūsų kraštų žaliava. Tai reiškia, jau nuo seniausių laikų, mūsų proseneliai nešiojo lyną, tai kaip persiduoda matyt genais. Ateina pas mus, bet aplamai lynas turi daug puikių savybių, tokios pagrindinės, sakysim, kaip kondicionierius. Tai vasarą per karščius jisai neleis per kaisti, žiemais neleis per šaltą labai greitai. Kodėl mes labai daug naudojam pirčiai sauną jo? Todėl, kad jis būtent kaip kondicionierius veikia, jis neleidžia perkaisti staiga arba atšalti staiga. Antras dalykas, lynas visiškai nealergiškas, niekad. Jautriausios odos žmonėm nesukelia jokių alergijų. Jis niekad netrenks elektra. Jeigu pavedžiok per sintetinį pluoštą ir pažiūrėk, kas bus rankai. Čia niekad to nebus. Be to, išnaudojom jo tokią savybę, kad jis labai geras vandens sugerėjas. Nesgi netgi tekstilės institutė išsityrė, kad jis 2 kartus daugiau įgeria į save vandens negu medvilnė. Tai leiskim tokiom voniom, pirtim, tai labai gerai. Ar jums svarbu, kad jūsų gaminiai būtų draugiški gamtai, ekologiški? Tai čia viena iš pagrindinių turbūt lino savybių, kad tikrai nepalieka pėdsako, sakysim, jisai pilnai suyra gamtoj. Jeigu jisai jau po kurio laiko atsidurs, tai gamyboje mes stengiamės aplamai, kad liktų beatliekinė technologija. Mes dabar netgi renkam visas tas savo siūlų galus, tos dalykus ir juos perdirba kiti fabrikai, kurie gamina neaustinį pluoštą. Jie puikiai draskosi, į pinigus tarp kitko deda pakankamai daug. Perka iš mūsų vokiečiai, bet tikrai reikalauja, kad švariai lynas ir gamina į popierių deda ir kokybė labai pagerėja.